Sveiki, čia Mantas iš Matiekos, sekantis uždavinys 25 ir gan tikrai paprastas pusės minutės uždavinys nustatyti apibrėžimo sritį. Tai koks yra apribojimas, yra dalyba ir šaknis. Tai tiesiog pasirašau, kam lygiai apibrėžimo sritis. Tai mūsų pošaknis x kvadrato minus vienetas turi būti daugiau griežtai už 0, tada x kvadratu turi būti griežtai daugiau už vienetą ir jeigu spręsti, tiesiog atsižymėti tos taškus, kad x1 lygu minus 1x2, tai susirandu, kam būtų funkcijos 0, tai minus 1 ir x lygu 1. Aišku, tie taškai nepriklauso ir minus 1, 1, kadangi šakos eina į viršų, tai teigiamos reikšmės bus tik tais tada, kai x daugiau už vienetą arba mažiau už minus 1. Tai štai matome, kad x priklauso nuo minus begalybės iki minus vieneto ir nuo vieneto iki plus begalybės išsirenkam vienintelį tinkamą atsakymą, tai štai šis. Ir tikrai paprastas uždavinys. Tai turbūt tiek. Iki susitikimo kitose.